Labas rytas, šiandien jau ketvirtadienis, balandžio 14. Apžvelkime, kągi rašo pagrindiniai šalies dienraščiai. Respublika tęsia ne tik baltarusiams, bet ir visam pasauliu šiandien skaudžią temą ir praneša, jog vakar Minske paskelbta gedulo diena. Pradėtos laidoti pirmosios pirmadienio vakarą sostinės metro nugriaudėjusios sprogimo aukos. Nuo Baltarusijos prezidentas džiaugiasi, kad prireikė tik paros metro susprogdinusiems asmenims sulaikyti. 3 sulaikytieji Baltarusijos piliečiai jau pripažino savo kaltę. Rašinys Minsko metro sprogdintojai sulaikyti. Taip pat Respublika rašo, Lietuvoje jau savaitę žmonės lankosi rašinėtojai. Neradę šeimininkų namie ant buto durų rankenos užkabina lapelį, kuriame prašo šeimininkų susisiekti. Lapelis gali kaboti ir keletą dienų, o tai puikiausias signalas vagims, kad nieko nėra namie. Taigi žmonės laukia surašinėtojų, bet visai nepageidautų ant durų rankenos rasti jokio lapelio. Teigiama rašinyje, surašinėtojai teikia paslaugas vagims. Verslo žinios. Kare su šešėliais pirmieji rezultatai. Tai paskelbė premjeras vakar per susitikimą su mokesčių bei teisėsaugos pareigūnais, tardamasis dėl šešėlinės ekonomikos dalies mažinimo bei kontrabandos pažabojimo. Sakydamas, kad pažadas ištraukti šiemet milijardą litų iš šešėlinės ekonomikos bus įgyvendintas, premjeras remiasi mokesčių statistika, tačiau verslas dar netoks optimistinis. Plačiau apie tai rašinyje šešėlį vaiko milijardą žvejoja. Atėjo metas taupyti, skelbia antraštė Lietuvos ryte. Vakar sostinėje prasidėjusi paroda Resta gana tikslus šalies statybininkų rinkos barometras. Galbūt krizė baigėsi, parodos plotas palyginti su pernai išaugo 5%, o dalyvių apie 10% daugiau. Sunkmetis statybininkams atmušė norą puikuotis. Stulbinamus pristatymus pakeitė diskusijos apie tvarę statybą ir šildymo išlaidas pasyvios energijos namuose. Statybų tema tęsiama Vilniaus dienoje. Čia rašoma, jog virš didmiesčių pakibę kranai tarsi skelbia ekonomikos atsigavimą. Rinkos dalyviai pripažįsta, kad gyvenamosios statybos atsigavimas kiek ankstesnis nei tikėtasi, tačiau mastas palyginti su prieškriziniais metais dar menkas. Dalis projektų pradėti ir suplanuoti dar prieš krizę, tačiau taip ir nespėti įgyvendinti. Didžiausias pagyvėjimas jaučiamas Vilniuje, kur nuperkama daugiausia naujų butų. Taigi rašinys gyvenamoji statyba bunda pirmą laiko. Ir dar Vilniaus dienoje rašoma, jog atšilus orams mieste pasirodė pirmosios žibuoklės. Pirmasis pavasario gėles dažniausiai pardavinėja galo su galu nesuduriantys pensininkai, vaikai žibuoklėmis prekiauja ir taurelės nevengiantys asocialūs asmenys. Tiesa, dėl šaltokos pavasario pradžios prekiautojų mieste nedaug, tačiau daugeliu jų žibuoklės didelė paspirtis. Apie tai rašinyje žibuoklės priedas prie pensijos. Kągi šiandien tiek, susitiksime rytoj.